Antroje šio uždavinio dalyje reikia rasti kampą AMB. Matome, kad šis kampelis priklauso keturkampiui AMBO. Keturkampio kampų suma yra 360 laipsnių, jeigu tas keturkampis yra iškilusis. Šiuo atveju taip ir yra. Matome, kad tiesė AM yra liestinė, tiesė MB taip pat yra liestinė. Spindulys OA yra išvestas į lietimosi tašką, spindulys OB taip pat yra išvestas į lietimosi tašką. Taigi šitie kampai yra po 90 laipsnių. Kaip minėjau, keturkampio kampų suma yra 360 laipsnių. Nesunku yra suskaičiuoti, kad kampo AMB dydis yra 360 laipsnių minus 80 laipsnių ir minus 2 kampeliai po 90. Galima rašti 180 laipsnių. Taigi mūsų kampas AMB yra lygus 180